Sveiki žiūrovai, su jumis sveikinasi Twista Cam 5 ir šiandieną, kaip matote, manim ir dešiniai pusėje paveikslėlį ir per vidurį Twista Cam 5. Tai va, šiandieną pamokėlė, kaip reikia įsirašyti tekstur paką, tai yra labai lengva ir to jau parodysiu, kaip reikia. Tai kogi, einame į internetą, čia mano video, gerai, rašėme Google. Jūs eikite į Google Chrome arba kur nors kitur, nesvarbu kur. Aš einu į Google Chrome, jūs galite eiti į Opera. Ok. Galite į Mozilla. Man nesvarbu, kur jūs einat, svarbu eiti į internetą ir rašome MC teksturė packs. Description'e paliksiu linką. Spaudžiame patį pirmą, nesvarbu kokį iš tikrųjų gal. Ir matome, galime įsirinkti tekstur packą. Čia nelabai gražus tekstur packas, tai ieškosime kito. Matau šitą kažkokį, bet... Ne, tas irgi man netinka. Nuspaudžiam next. Oi, kad čia man išmetė. Next. O, šitas labai geras tekstur pakas, tai aš manau, kad šitą imsiu. Ir spaudžiame download. Jums apačioje, kairioje pusėje yra failas, tas mūsų failas. Ir kągi jis atsisiuntė. Laukiam. Ok, atsisiuntė, spaudžiame ant jo 2 kartus, nuleidžiame tą tekstur paką ir matome, ir tada rašome procentai app data, procentai enter ir matote, spaudžiame Minecraft ir matote tekstur packs, resource packs. Mes spaudžiame čia, štai čia įkeliame, einame į tekstur packs. Čia įkeliame ir einam tekstur packs MP ir patys toliau žinote, neskaitysiu. Ir čia sukeliame tą patį, galime X ir ok, einame tada, čia mano serveris, einame Minecraft, vykdyti, ok, vykdyti ir spaudžiame play. Ok, čia man biškė. Krauna, bet neužkrauna. Ok, Mojang. Ok, toliau einame į nustatymai ir resursų paketai. Matote, štai čia. Tas pats tekstur packas, spaudžiame atlikta. Kažko čia man užlagino, nežinau daugo. Na va, mūsų tekstur packas, galime toli pasaulis, va čia toks feilas pasaulis. Tai va, biški lagino, tai nesmė, pilna čia mobų, supuolė mane. Tai va, toks tekstur packas, lygumoje aš žaidžiu, tai nenustepkit. Tai va, toks mapas ir paprasta pamokėlė. Taigi su jumis buvo Twista Cam 5, kitaip pasakius, goodbye.